Žiūrėkit, ir lašinukų atnešė, ir donytės. Gerai, kad ką tik nepersigavom ir negrįžom atgal. Čia viskas, čia yra siena, čia jau Lenkija kitoj pusėje. Už šakės ir už šiap. Tiesiai tik pakeliam. Taip, dabar filmuoju. Tai sveikas. Nu, kur mūsų traukinys. Tai šitas turbūt į Kauną. Šitas į Kauną eina, ne traukinys? Ne? Žodžiu, labai čia patogiai padaryta. Su visa įranga šuoliuojam viršun. Nu, ką darysi? Į Marijampolę? Ne. Gaila. Aš Edgaras. Tomas. Smagu susipažinti. Kur tu lėksi? Čia aš filmuoju, jeigu ką. Supratau, mes lėksim Kaunas, tada Birštonas, Prienai, Kaunas. Aplink Marias, bet tokį, kur yra. Ai, supratau. O mūsų planas yra dabar nusitrenkti iki Marijampolės. Tada iš Marijampolės leisimės link Suvalkų graveliais. Okay. Už Suvalkų turbūt greičiausiai kažkur nakvosim ir tada kilsim į viršų atgal į Vilnių. Labai gerai bus. Esu ten važiavęs. Jo, maršrutas Karolio, jeigu žinai tokį. Stanislauskas. Tas pats. Jis pavasarį važiavo, tai kai pasakiau, kad važiuos tą pusę, sako, imk mano maršrutą. Marijampolė. Versija, kad draugas turi, tai aš susikeičiau jo sėdynę, žinai, sėdėjau. Kad nepatėjo jam tokia ant taburės. Šaltieji šaltiniai, nu čia tai jo. Nepavešim, žinokit. Ačiū Jums labai už gerą širdį. Netikėtai pakviesti svečius, pasivaišinti kava, neatsisakėm. Va, pakvietė į tokią pavėsinę užeiti, prisėsti ir sakė, ponia padarys mums puodelį kavos. Neįsigąsit, kuo Jūs vardu? Dalija. Dalija, ačiū. Dalija mus pakvietė va į svečius, mes žiūrėjau, nustebę. Cukrus gerai, nes mes dabar tai išnaudojam daug cukraus. Tai reikia? Jo, reikia atsakyti. Jau teks jau nenusunkta. Ne, dėl to aš liu, kad įsitmenį tą, ne, jau tik užtuščiak. Gal norimas, nes aš tiesiog cukrus. Žiūrėkit, ir lašinukų atnešė, ir donytės. Viskas gerai. Gerai, kad ką tik nepersigavom ir negrįžom atgal. Kelias rodo, kad čia turėjo būti sujungimas, bet čia nėra. Užėlė, ten užarta. Fantastika. Tokiais keliais leis. Žiūrėk, Lietuvos stulpelis. Čia siena, va ten, matai baltas ant kalno. Ir čia viskas, čia yra siena, čia jau Lenkija kitoj pusėje. Tai čia kaip suprantu. Va. Tai yra aukštas? Jo, čia yra. Jo, čia viskas Lietuva. Čia Lietuva, čia Lenkija. Nusileidimas irgi gerulis, nebuvo? Fan. Smolinski miestelėje prie parduotuvėlės biškį užkandom.
Tikėjomės čia rasti restoranėlį ir suvalgyti kokio žūriko ar filakį po Varšavskį, bet restoraniukas nedirba ne sezono metu. Ir kol valgėm, biškį oras įsipagadino, vėjas gal ir nenurimo, bet išlindo saulutė, pravaikė debesis vėl. Gruntas šiek tiek yra palaidas ir galima greit nusivesti. Kutašį nenori, nes nori draskyti. O, čia gali greit susimėtyti ir šaut ant šono. Ir tik pyst ir lyja. Tai geras šmoras nuėjo ten lietaus. Apsirengėm, užsidėjau kelnes nuo lietaus, susidėjau bachilus. Na, antbačius tiksliau. Bet panašu, kad lietus baigėsi. Krapina, bet ten vėl šviesėjo. Tai va, Simis irgi tenais vargsta, tai tenais matosi, muturiuojasi, dviratį pasiguldęs, bet panašu, kol apsirengėm ir lietus praėjo, bet šmora. Va, iš 20 laipsnių beliko 9,3. Šiaip buvo parašyta, jei gerai supratom, su dviračiais draudžiama, bet apsimetėm, kad nesuprantam lenkiškai, prasistūmėm dviračius. Todėl, kad būtų tekę nemažai grįžti atgal, kad apvažiuoti. Tai kaip ir abidna, gaišti laiką šiandien ir taip vėlinamės visur. Šiaip buvo parašyta, jei gerai supratom, su dviračiais draudžiama, bet apsimetėm, kad nesuprantam lenkiškai, prasistūmėm dviračius. Todėl, kad būtų tekę nemažai grįžti atgal, kad apvažiuoti. Tai kaip ir abidna, gaišti laiką šiandien ir taip vėlinamės visur. O štai toks praėjimas, kad su dviračiais nevažiuot ir aplinkui pajungta elektrinis pėmo. Aš savo persikelsiu, Simui bus biški sunkiau, jo sunkesnis, bet dviese perkelsim kažkaip. Va, viskas, aš kitoj pusėj. Liuks, dabar einu Simui padėti. Šonu gal keliam. Jo, dabar duok, kad aš už šakės ir už šiep. Tiesiai tik pakeliam. Galą laikau, priekį laikau. Ok. O. Aha, nesinori, ne? Prisiliesti. Nu ką, šuliuosam į bokštą, turėjom smagų treilą, šiaip gražus, tik jau užsikniso, kad neskirtas dviračiam ir buvo daug barjerų padaryta, jog nepravažiuotum, tai teko filmuotis dviračius ir... Ok, o ten matos vėl šviesėja, ten matau lyg ir lietus. Labas vakaras, bandom surasti kažką tais užvalgyti, Simas googlina, esam Suvalkose, labai ilgai užtrukom, vietos laiku esam kažkur tais be 15:07, Lietuvos laiku būtų be 15:08, jau tamsu, susivėlinom, įvykėm 100 km, ačiū Dievui nelyja. Biški pasišiaušęs, bet tokia Tai neįtikėtina. pasakyk, ką nors apie šią dieną, ką nors įdomaus. Gerai. Ir kokie jums įspūdžiai? Diena gera. Minėm normaliai. Biški putė vėjas. Biški, toks lengvas vėjelis į kaktą putė, ne? Kiek laiko važiavom tą 100 km? Nežinau, pala. Šitai geras pointas. O kur mano yra šitas? Nes dar reikia susirasti nakvynės vietą. Tai panašu, kad dar minsim kokį 10-15 km, aš galvoju, ne? Kol išvarysim iš miesto. Atsiverčiam meniu ir sakom, kažin, čia bus angliškai parašyta, nes lenkiškai nesuprantam. Tai čia net nereikia angliškai, va, lietuviškos danelės, tradicinės sriubos, žūriko. Vidai va, yra baltoji dešra, yra kiaušinukas, balta duona, tai bokalas giros. Simas irgi sakė, kad labai skani. Aš galvoju, kad man čia būtų užsekęs turbūt. Tai nežinau, nelabai spalvos matosi, nes yra prieblanda. Vėdarai tikrai atrodo puikiai. Nu, salotas, tas pas mus gal nelabai įprasta, pas mus gal daug bulviniai blynai su vengrišku padažu. Tai pažiūrėk, kiek čia mėsos yra.
Viskas, lovytė paruošta. Eisim dar pavakaruoti. Turim po skardinę liuko. Galvojom, kad jau nebenorėsim nieko, bet įsikūrėm neblogoje gražioje vietoje. Viskas, aš jau guliu palapiniai, įsilindęs į mėgmaišį, persirengiau. Pilnai pavargęs. Bičiulis dar irgi tvarkosi šiek tiek. Toj lips į hamaką. Labas rytas. Pamiršau padaryti reportažėlį. Jau krapštomės, rengėmės, iš tikrųjų ilgai miegojom. Vakar atvykom jau tamsoj, nesimatė vietos grožė. Pažiūrėjom tik tai Google Maps nuotraukų. Vieta tikrai graži. Saulė šildo. Vėjo lyg ir nėra. Tikiuosi nepakils, nors vod. Aš pusantro litro galim paimti ant kyšio vandens. Vandens, ne? Pusantro litro, aš manau. Gerai. Tu talpinsi, ne? Jo, aš tai... Tu paimti, jeigu tu dapilsi savo. Aš dapilsiu tenais, jo. Dapilsi tą, tu pilsi pilną, aš dar turiu vieną. Paimam dujogos. O galvoju, tie nesusitrupins tokie visai, gal skaniai atrodo daiktai. Tu ne? Žinai, Vykęs agirdi buriuoja savo. Vėl medinis treilas. Čia veda į kitą upelio pusę, kitaip nepraeisi. Aha, tai va dabar tai yra medinių lentų, šitų sintetinių, man atrodo, lentų, uždėtas metalinis tinkliukas, kad su dviračiu nepaslystum, jeigu bus apdumblėję. Jo, tai labai patogu važiuojant. Fantastika. Koks vaizdas. Eina savo kaip čia gražiai. Ar šitas upeliukas įteka paskui į ežerą, o mes va šito keliu judėsim toliau. Vat koks protingas sprendimas, kad lentutės neapdumblė. Nu nerealus treilas. Belia kokio ilgumo. Žiauriai fainiai važiuoti tai per mišką. Ir miškas išsaugotas, negadinama miško paklotė. Ir tuo pačiu gali grožėtis. Nu ir važiuoti yra tikrai nerealu tokiu keliu, tokiu treilu. Biškį pakelsim kamerytę dar į viršų. Tikiuosi dar geriau matysis jum. Labai sunku pataikyti kameros kampą, kai nematai, ką filmuoji. Tai tikiuosi, kad neužlaužiu per daug į viršų. Tinklelis tikrai suteikia saugumo, nes be jo čia būtų šakės. Ypač jeigu šlapia. Dabar aišku sausa. Šitie stoporai tai biškį mane glumina. Labai siaurai palikta vietos pravažiuoti su dviračiams. Nu, ką darysim? Jų tikslas turbūt iš vis sustabdyti dviratininką, kai jis nuliptų ir prasistumtų. Žodžiu, važiuojam R11 dviračių keliu. Kas patiko, tai visur labai gerai sužymėtai. Ant medžių tiesiog ant pušų paskusta žievė ir dažais užpurštas numeriukas. Kas dar nustebino važiuojant šitam Lenkijos regione, tai kad čia miškuose aplink ežerus begalė takų, treilų, pėsčiomis, dviračiais, vietomis netgi šlabamų uždėti draudžiantis automobilių eismą. Pėsčiųjų takuose, treiluose netgi būna draudžiamas ir dviračių eismas. Labai gražiai viskas sutvarkyta. Miškai ir ežerai čia nuostabūs, nepakartojami. Gamta tikrai labai graži. Kas dar paliko gerą įspūdį, jau buvau girdėjęs ir anksčiau šitą dalyką, tai vairuotojų kultūra. Na, nežinau, šitose, kaip čia, vietinėse, regioninėse keliuose, nu, nuostabiai.
važiuoja kaip tikram užsienyje. Vakar važiavom žvyrkeliu, žvyrkelis siaurokas, tai net kelios mašinos buvo prisivijusios mus, nelenkia, nelenda kaip Lietuvoje, pristabdo. Lenkia tik tais tada, kada yra saugu. Va tokiam, va tokio tipo kely, tokio pločio, ar ne? Jeigu važiuos iš galo mašiną, pristabdys ir lenks pilnu atstumu, darys lenkimo manevrą, nelys, jeigu iš priešais mašiną atvažiuoja, aš apšalęs. Nežinau, aišku, turbūt yra gal ir Lenkijų tų tokių kelių erelių kaip Lietuvoje, bet antrą dieną važiuojam ir tokių nesutikom. Važiuoju vienas, Simas šiek tiek atsiliko ir manęs taip ir nebeprisivijo. Vėliau nebesusitarėm iki galo susitikimo taško. Pasienyje prie Lietuvos, aišku, buvo blogas ryšys, pas mane dar buvo įjungtas flight mode režimas. Nebesusiskambinom, neapsitarėm, jis lyg buvo kažkur nusukęs ne ten nuo maršruto. Kai buvome važiavę į Lietuvą, buvo pernelyg didelis atstumas, kad man jo laukti, o jam mane prisivyti. Virš miško Vaivorykštė, nežinau ar matos, bet ten priešais iš debesies krenta, matyti lietus, saulė apšviečia ir belia kaip gražiai atrodo. Yra niuansas, kad ir tie užsisėdėjom ir šiek tiek gali būti, kad vėluosim į traukinį Varėnoj. Na, galim judėti iš Marcinkonių, bet atitinkamai irgi reikia atvažiuoti anksčiau. Dabar rodo, kad atvykimo laikas yra beveik toks pat kaip traukinio išvykimas. Vadinasi, reikia gerai spausti ir beveik niekur nestoti. O iki tos vietos yra 100 km. Tai nežinau, ar pavyks kokias 4 valandas važiuoti be sustojimo. Vis tiek reikės ir pavalgyti, ir atsargų pasipildyti. Tai nežinau, kaip čia bus. Na, nepavyko išvengti lietaus. Debesis pasivijo iš šono. Gerai, kad radau šiek tiek tokią pastogėlę ir kažkokią apleistų namą. Tai bent jau ant galvos nelyja. Nespėjau peršlapti. Hai! Ženklas Lietuvos Respublika. Tai, tiesiog Lietuvos Respublika, Lietuvos sienos stulpelis. Kažkaip įdomu, kad nėra Lenkijos. Ir štai įvažiavimas į Lietuvą. Yeah! Grįžom. Na štai, Veisiejai. Galvoju, kad čia Apžvalgos bokštas. O čia, ne, čia kažkoks tai turbūt šiaip stebėjimo bokštelis. Važiuoju toliau, iki Druskininkų apie 25 km, o 26 jeigu tiksliau, ką tik ženklą pravažiavau. Ir Druskininkuose tikrai rasiu ką pavalgyti, nes dar nesu tai toks jau ir išalkęs. Simas atsilikęs, kai susisiekėm, tai atsilikęs jisai panašiai apie 10 km ir panašu, kad nelabai mane dasivys. Nebent aš sustosiu ilgam palaukti. O kas čia gausa, aibė, bet viskas kažkaip nedirba, man atrodo. Na, tiek to. Tai va, Simo sprendimas, kadangi tikrai jisai nespės jau iki traukinio, aš dar ant klaustuko, bet man rodos irgi, kad nelabai. Tai sakė, jis važiuos iki Vilniaus su dviračiu. Pas mane tokia pati mintis kirba tą patį padaryti. O, kas čia kavinukė? Kavinė. Čia dirba? O, kavinė, maisto prekės. Nu ir ką? Reikia užsukti. Kavos tikrai norėčiau išgerti. Dar iki Druskininkų. Druskininkus. Sustosiu pavalgyti. Žinau, kad yra čia kažkoks žymus restoranas. Skirtumas nuo Lenkijos įvažiavus į Lietuvą tikrai yra didelis. Regioninės keliuose niekas nepristabdo. Visi lekia, lenda. Jeigu net ir kelias laisvas, nedaro pilno lenkimo manevro, tik gerai būtų suvalgyti. Simas Lekalingėje. Čia, man atrodo, apie 20-30 km. 28 km, man atrodo, skirtumas. Jis planuoja važiuoti link Merkinės ir tada link Senosios Varėnos. Mano maršrutas eina pro Marcinkonis ir į Varėną. Į Varėną, Senoji Varėna, ten visai šalia. Tai jeigu jis gerokai sutrumpins, plius minus, manau, panašių metų susitiksim tenais. Bet jis dar nenusprendė tiksliai, kur važiuoti. Darova.
čia vėl aš. Tai va, vis dar esu Druskininkuose. Kodėl? Todėl, kad pavalgiau, dabar užsukau į Circle K. Vienam biškį yra nepatogu eiti parduotuvės, nes nėra kas pasaugo dviračio. Prie Circle K visą laiką daug juda žmonių, čia niekas nėra suinteresuoti turbūt gyventi taip staigiai, plius per vitrinas gerai matosi. Taigi pasiėmiau dar visokių saldėsių, batonėlių, pasiėmiau vandens, užsipilu, nes dabar atkarpoju 60 km iki Varėnos, manau, nelabai kur bus užsipirkti, gal kad yra vėlu, jeigu ir bus parduotuvė, jos greičiausiai nebedirbs. Ir darosi vėsoka, vėl biškį nukrapino lietus. Tai dar žvilkytės nesidėsiu šviesos, bet užsidėsiu antkojus, kad kojom būtų šilčiau, tai kažkaip nejaukiai judėsiu. Varau per mišką, kelias. Dabar biškį mažiau, prieš tai buvo vienas smėlis. Tiesiog atrodo plaukia dviratis. Kas gali būti geriau už tokį grožį? Vakaras tykus, vėjo nėra. Saulė leidžia. Vien dėl tokių vaizdų yra verta važiuoti su dviračiu ir keliauti. Niekas negali pakeisti tokių vaizdų. Nuostabu. Tik tais gaila, kad netrukus sutems. Reikės įjungti šviesą, pas mane prožektorius stovi čia ir dalį šviesos šitą tašį uždengia. Nėra labai gerai padaryta, reiktų persikomplektuoti ar kitokį apšvietimo sistemą daryti. Tai kelias, o gal ir ne. Dzūkijos nacionalinis parkas. Nu, va. Tarp eglaičių, ne, pušaičių stovi ženklas. Vėl teko pakalumpuoti pas smėlynus. Tai visas sušilęs, sukaitęs, nors lauke yra gal 6 laipsniai šilumos tik tai. Gerai, kad nėra vėjo. Tai nors nepertrauks. Na ką, kalampuoju toliau. Smėlė tiek, kad pavažiuoti neina. Tenka stumtis. Na, aš Varėnoj. Pagaliau. Iš tikrųjų, neslėpsiu, pavargau. Važiavimus per tą Dzūkijos parką nacionalinį išsekino. Miško keliukais vien smėlis buvo, tai tikrai nelengva, atėmė daug jėgų ir laiko, o dabar esu Varėnoj. Bandysiu važiuoti iki Statoilo, mačiau, kad yra, kažką užkasti, atsipūsti, apšilti, laukia 3 laipsniai šilumos, iki Vilniaus mažiau nei 100, tai vis tiek apie kokias 3 valandas kelio būtų su dviračiu. Esu pavargęs ir nežinau, ar aš tikrai noriu minti, bet esmė, kad reikia rytoj į darbą. Taip, kad 8 turiu būti darbe. Turiu bekapinį planą, likti nakvoti. Čia netoli yra traukinių stotis. Nežinau, statyti palapinę, nestatyti. Gal tik tais įlysti miegmaišį. Šių baiminos, kad bus šalta, nes 3 laipsniai, tai gali būti ir šalnų. Sistema tikrai nepritaikyta taip miegoti, bet galima šiek tiek ir pakentėti. Tai va, tokie planai.